kurio pristatinėti turbūt niekam nereikia, bet vis dėlto norėčiau jo paklausti štai tokio dalyko. Nekartą esate sakęs, kad literatūros žanras nesvarbu. Svarbu gerai parašyta ar ne. Vyno kopija pirmasis jūsų romanas. Ar jautėte vis dėlto žanro pinklės? Kadangi man tenka kalbėti iš karto po psichiatro, psichoterapeuto, gal tai ir neatsitiktinai, nes skaitytojos ir skaitytojai yra sakę, kad tokio Kreizovo romano mes dar gyvenime neskaitėm. Taip ir yra. Ir dabar tos žanro pinklės, jos tam tikrą prasme žadėjo visokių įdomių nutikimų. Nes jeigu rašyčiau romaną pagal visų išmėgintą pavyzdį, kaip pradžioj romano herojus įlindo pro vieną vamzdžio galą, o romano pabaigoje išlindo pro kitą, tai yra linijinis pasakojimas, linijinis naratyvas, kurio čia daug. Nebūčiau patyręs tiesiog tokių vamzdžio išsišakojimų. Ir viena vertus tai buvo labai įdomi patirtis, kita vertus žanro pasipriešinimo patyriau. Tačiau, kai romanas pradeda rodyti ragus, nagus ir apskritai nebesirašyti ir tampa man pačiam visiškai nebeaiškus, nes tai yra toks pakankamai neaiškus kūrinys, net ir kai kuriems skaitytojams, kurie nenorės gilintis į nugrimzdusias struktūras, kurių ten esama. Tai štai, būdavo tokių labai neaiškių situacijų, o tarkim, žydų išmintis sako, kiekvienoj neaiškioj situacijoje eik miegot. Ir eidavau. Ir kadangi galva vis tiek, net ir miegas, veikia tą kryptimį, aš tiesiog susapnuodavau, kas turėtų būti toliau, kas turėtų atsitikti pagrindiniam herojui, kuris neaišku, ar apskritai egzistuoja, kas visi kiti herojai irgi neaišku, ar jie egzistuoja. Žodžiu, ten viskas neaišku, bet kai užmiegi ir sapnuoji, tai ne taip jau ir svarbu, ar visa tai, ką aš rašau, apskritai egzistuoja. Tai Kaunas, Kęstuti, jums taip kaip Ričardui Gaveliui Vilnius, yra tas miestas, kuriam jūs paskyrėte turbūt, gal taip nededikavote tiesiogiai, bet vis dėlto jūsų versmė įkvėpimas. Šalia jūsų sėdi Vaiva Rykštaitė, 4. kartos kaunietė, kuri šiuo metu gyvena Havajuose ir yra pasakiusi viename interviu, kad Kaunas viskas normalu, bet jį sugadino Akropolis. Ar tavo Kauną sugadino Akropolis? Ir ar Kaunas ir ateity bus tavo ta versmė, iš kurios tu semsi istorijas būsimiems kūriniams? Čia su tom kartom miestiečių yra tokie dalykai, yra kartos į plotį ir kartos į gylį. Jeigu žvelgtume į gylį, tai aš esu mažiausiai 52 kartos kaunietis, nors į Kauną atvažiavau 72 metais, ką tik susideginus Kalantai. Atvažiavau, žinoma, ne dėl to. Šiandien po ilgos pertraukos atvažiavau į Vilnių, kuris irgi yra mano miestas dėl to, kad aš čia praleidau labai daug laiko su labai įdomiom merginom. Ir pasijutau tarsi grįžęs į tėviškę, tai man kiekviena tarpuvartė pažįstama, aš viską čia žinau, viskas yra taip, bet viskas yra visiškai kitaip negu Kaune. Iš Kauno ilgai pabuvus Kaune ir atvažiavus į Vilnių pasijunti būtent kaip Havajuose. Visi atsipalaidavę, laisvės, vėjas, taršo plaukus, atsisėdė išgerti kavos, koks 50 žmonės su tavim pasisveikina, šiaip, net japonai. Ir visa tai yra visiškai kitaip. Tačiau jeigu mano romane yra Kaunas, o be abejo yra,
jis tenai šiek tiek susapnuotas, šiek tiek kitoks, šiek tiek net nežinau, toks dvasinis photoshopas įvykęs. Jis yra bet kokiu atveju kitoks negu realus, nors atpažįstamas. Jeigu aš rašyčiau apie Vilnių, man būtų kiek sunkiau dėl to, kad Vilnius yra pernelyg mitologizuotas. Ir ta mitologija yra tokia šiek tiek gelžbetoninė, nepajudinama. O Kaunas kas? Tik tai Julius Kaupas su savo studentų pasakojimu. Ir tenai yra vietos fantazijai, vietos jis tekstinė prasme yra neapgyvendintas. Tai, toks irgi tokia Havajų pakrantė. Tai va, aš jį šiek tiek ir apgyvendinau. Iš pradžių dar kai kurios personažės romano turėjo lietuviškus vardus. 2 iš jų buvo pas mane gyvenančių studenčių vardai, o kiti 2 buvo vinotekos pardavėjų. Tačiau aš pamačiau, kad tai skamba labai idiotiškai ir pervadinau viską tokiais tarptautiniais vardais. Nes aš niekada nesapnuoju lietuviškų vardų. Žmonės iš mano sapnų turi visai kitokius vardus. Empedokliai. Ne, empedokliai tegul sapnuoja, nesakysiu kas. Kęstuti, esate neginčiamas literatūrinės frazės meistras, žodžio meistras, gal net virtuozas. Ar jaunoji karta, dar auganti karta, kaip jie bevadintume, Z ar kokią kitą, įgali suprasti jūsų sakinio pauzės, reikšmę, grožį, jūsų šituos sapnus, kurie persikelia, ar jie yra pakankamai pasirengę šitam? Kitais žodžiais tariant, ar jūs neprarandate skaitytojo? Jo priaugo pakankamai? Na, nežinau, pas mane Facebook'e tai labai priauga. O šiaip tai čia ne mano problema. Aš nemanau, kad tų skaitytojų mažėja. Jų iš kažkur, iš kažkokio neaiškių pakrūmių vis išlenda. Iš kur jų ten atsiranda, aš nežinau, iš kur jie lygi šiol lindėjo, nežinau. Atsiranda staiga, kas neskaitė 2 lagaminų sniego, bet staiga paskaitė šitą romaną, sako, tai ko aš anksčiau neskaičiau, galvoju, tai ko to anksčiau neskaičiau. Tokių atsiranda ir nežinau, čia